Labą dieną. Labadiena, rytas, vakaras, naktis, paryčiai, pusryčiai priklausomai nuo to, kada jūs tai žiūrite. Šiandieną norisi pakalbėti apie patalpų valymą, tas erdves, kuriuose daugiausia praleidžiame laiko. Kaip tai daryti, ar būtina tai daryti ir kokia nauda iš to? Tai kadangi artėja Velykos ir bus didžioji savaitė, tai norėčiau priminti naujas tokias, jos nenaujos, labai senos priemonės, kuriomis galima išsivalyti patalpas, energetiškai pirmiausia. Turbūt visi žinote, kas yra druska. Tai labai puikus absorbentas, kuris sugeria ne tik tai drėgmę arba tam tikras medžiagas, bet jisai valo, ta medžiaga, druska, jinai valo daug. Bet senovės žmonės sugebėdavo padaryti druską, vadinkim, stebuklingą arba pagerintą. Gal to žodžio stebuklas šiandien nereiktų vartoti. Bet nuo labai senų laikų, o Velykos yra ne tik tai krikščionių, bet ir iki krikščionių šventė, pagoniškos tradicijos irgi tą dieną minėdavo pavasario šventę. Tai didysis ketvirtadienis, jisai būdavo svarbus tuo, kad žmonės labai valydavosi, tvarkydavosi. Jie šluodavo kiemus nuo lapų pernykščių, jie tvarkydavosi namus, plaudavo užuolaidas namuose, kiek aš pamenu irgi iš vaikystės, būtent didįjį ketvirtadienį prieš Velykas. Į pirtį eidavo. Tai didysis ketvirtadienis ta diena dėl tam tikrų astronominių, astrologinių dalykų, kadangi pati Velykų šventė jinai priklauso nuo Mėnulio padėties. Vienintelė šventė, kuri priklauso nuo katalikiška, krikščioniška nuo Mėnulio arba nuo Mėnulio kalendoriaus. Tai ketvirtadienis prieš tą sekmadienį Velykų yra labai svarbus, kadangi yra valymosi diena, generalinė tvarka. Visom prasmėm. Žmonės eina išpažinties ar ne, siela valosi, žmonės namus valosi, į pirtį eina ir skalbiasi labai daug drabužių, kurie iš žiemos užsilikę yra. Ir anksčiau žmonės darydavo vieną tokį ingredientą valymo, kuris po to tarnaudavo ir visus metus kaip valymo, energetinio valymo priemonė. Šito klausimo mane klausė ir mano konsultantai. Tai yra žmonės, kurie konsultuojasi pas mane, ateina į ar per online, ar per gyvai, ir būna klausia tokių klausimų, kaip įsivalyti energetiškai namus. Tai dabar kaip tik ta tema, apie kurią mes dabar išnekėsim. Tai kaip dabar papasakosiu, kaip darydavo anksčiau žmonės ir kaip mes dabar modernūs žmonės galim tą visą irgi padaryti. Tai štai, anksčiau būdavo toks ritualas. Kiekvieną didžiojo ketvirtadienio rytą namų šeimininkė pirma atsikėlusi iškepia duonos ir tą dar į šiltą krosnį, kur duona kepė, pribarsto tokio mišinio. Druska, ruginiai miltai arba rugių grūdai ir įvairių žolelių rinkiniai. Kaip taisyklė būdavo pelynas, ten šalavijas, dar kažkas, bet čia jau, kaip sakoma, nebūtina. Ir tada visą tą mišinį sumaišo ir paberia ant tos duonkepio, kur kepia duoną. Ir tada laiko arba pažarsto karts nuo karto, tol, kol ta druska su grūdais ir tom žolelėm pavirsta tokiu juodos spalvos. Labai dūmija tas procesas, todėl virtuvėje nerekomenduoju daryti, bet lauke kažkur tai galima, po to papasakosiu kaip. Ir tada tą surenka druską į maišelį ir tada, kai jau grįžta iš Velykų
pamaldų, tai visus namiškius pabarsto ir išvaliusi šeimininkė namus didį ketvirtadienį, visuose kampuose irgi taip pribarsto tų druskos žiupsnelių, kurie labai stipriai išvalo po žiemos užsistovėjusias kertes, kurias ir taip tvarkymo metu pakeliam, išvalom, išsiurbliuojam, išplaunam ir tada dar pabarsto, tai yra energetinė apsauga. Ir po to perimetru apeinam visą sklypą, irgi pabarstom pagal laikrodžio rodyklę tą vadinamą ketvirtadienio druską. Šitas dalykas ir vadinamas ketvirtadienio druska. Ir dar galima apie tai rasti Staravyro arba sentikių pasakojimuose, kuriuos perėmė ir lietuvių šeimos iš Staravyro, iš sentikių. Čia žinau, kad ir Kėdainių krašte, ir Zarasų krašte, Kaišiadorių, kur gyveno labai daug tų iš caro laikų atsikėlusių rusų sentikių, visur tas tradicijos buvo, o jas dar perėmė ir lietuviai. Nors aš ir lietuvių šeimose irgi girdėjau darant tą tokį dalyką kaip ketvirtadienio druska. Tai va, tas dalykas vadinasi ketvirtadienio druska ir jinai skirta tam, kad apsaugoti namus nuo piktos akies, nuo nužiūrėjimų, nuo kivirčų, nuo skandalų ir kad namai būtų harmoningi. Dabar papasakojau, kaip darė anksčiau, kai būdavo namuose normalūs duonkepiai. Dabar, kai mes gyvenam daugiabučiuose arba turim sodybas, kolektyvinius sodus, tai galima padaryti taip. Jeigu turite kolektyvinį sodą arba sodybą, arba tiesiog išvažiuojate į pikniką, pasimkite iš namų nereikalingą keptuvę, o kas turite kazaną, tokį dubenį, kuris gaminamas iš pyžiaus, kuriame gaminami patiekalai, uzbekiški ten plovai ir panašiai. Jeigu to nėra, užtenka senos panaudotos keptuvės. Užsidegam laužą, tai daroma, primenu, ketvirtadienį iki mišių, iki 12 valandos. Iki 12:01, galima iki pietų, kitaip tariant, ryte tas daroma. Tai va, tai užsidegam laužavietę, padedam tą keptuvę arba kazaną ir pripiliam visą maišelį kilogramą ten, kur būna tas įpakuotas, įprastas įpakavimas druskos. Druska turi būti tai yra rupta, tokie gabaliukais tokiais. Sako, ar galima Himalajų? Man atrodo, galima Himalajų naudoti irgi. Tada įpilam grūdų, ruginių miltų. Koks santykis? Žiupsnelį taip iš akies. Kai kas turi ruginių miltų, būna prekybos centruose, galima ruginių grūdų, kas turite, arba aš naudoju kvietinius grūdus, kviečių grūdus, vis tiek yra augalas. Bet čia galbūt netiek svarbu tas augalas, rugys, kvietis, kvietrugis, svarbu, kad principas. Tas rugys yra su druska kepinamas ir ten tampa tokia juoda tokia vat, tokia kaip čia pavadinti, nežinau, po to parodysim. Tai va. Ir dar dedama žolelių, nepamatys čia taip žiūrovai, tai galbūt va taip reikėtų palenkti šiek tiek iš arčiau, kad matytųsi. Tai va. Čia dar kas yra. Dar prieš dedant druską į keptuvę, ten reikia ruginių miltų dėti arba rugių grūdų arba kviečių grūdų. Taip pat galima žolelių. Būna taip, kad girdėjau lauro lapus smulkiai sukarpo, bet nebūtinai brangiai kainuos, jeigu pirksim krautuvėj. Tai žolelių visą laiką būna iš pernai metų vaistažolių, kokiu nors, kur jau užsistovi ramunėlės, kur jau nebereikalingos vaistažolės vasarą surinkom, žiema praėjo, nesunaudojom, kažkokios arbatos senos užsilikusios, pelynas, ypatingai pelynas, šalavijas tinka ir panašus labai augalai.
smulkiai sukarpom, kad būtų smulkiai. Ir sumaišom bliūdelį. Druska, grūdai ir žolelės. Sumaišom ir tada dedam į keptuvę ir maišydami laikom. Turim tą keptuvę maišyti. Dar kartą primintu, nedarykite butuose, nedarykite namuose, kur nėra, iš viso geriau nedaryti, nes labai dūmija, labai daug kvapo bus bereikalingo ir suveiks šitie dūmų detektoriai, turėsit bėdos. Tai daroma lauke, nes mes neturim duonkimių, mes neturim tokių gerų ištraukėjų kvapų, kai būdavo anksčiau tie duonkipiai. Nepadės netgi tos šiuolaikinės elektrinės priemonės. Tai va, tai darom lauke, ant laužo ar ugniakurė, arba būna tie tokie šašlykinės, tokios improvizuotos, visaip tinka. Galima naudoti keptuvę seną panaudotą, kuri visiškai išmesta galbūt jau, kazanas tas pats. Ir supilam tą druską su grūdais, su žolelėm, maišom tol, kol juoduoja, kol ten tas juodas dūmas eina ir kol visa masė nepavirsta tokia pilkai rūda masė. O dabar čia, kaip jinai čia atrodo, panašiai tokia pilkai, tokia vat masė, viskas. Tada nukeliam ir padedam, kad atvėstų. Pamaišom ir tada į tokį drobinį gražų maišelį supilam. Ir tada laikom įvairiem atvejam. Pirmas atvejis, tai tą patį ketvirtadienį perinam namus į teritoriją. Galima tą daryti iki Velykų, netgi Velykų dieną, tą valymą energetinį atlikti. Ir taip pat bet kurio atveju, kai buvo svečių daug, kai buvo namie pašalinių energijų kokių nors, ar atsinešė vaikai tas energijas, ar patys atsinešėm iš darbų. O kokiuose verslo objektuose? Verslo objektuose be abejo, ten galima... Paslaugų objektuose. Dabar visi pripratę tas agotos duonas laikyti maišeliuose automobiliuose, tai galima žiupsnelį tos druskos įsidėti į automobilį, maišelį kažkur tai bardačiokę, irgi tas kaip apsauga veikia, kaip apsauga. Gal vaikams į vežimėlį kažkur tai galima įdėti po čiužiniu, į kuprinę, tik tegu vaikas nepasako draugam, nes ten juoksis. Tai kitaip tariant, net jam nežinant galima kažkur į pamušalą įdėti ir tai va, tai yra apsauga. Ir aš dabar parodysiu, jeigu tu tą lėkštutę palaikysi, va šitaip kažkaip, tai ant kiek yra tai stiprus dalykas. Jeigu mes dabar virgulėm pasižiūrėsim, tai rodo labai daug tokios energijos, yra valanti energija. Druska, jinai sugeria save negatyvą ir išspinduliuoja švarą. Nes jinai dar yra ruošiama ketvirtadienio rytą, kai labai stipriai energetiškai aktyvi ta diena būna, kuri skirta valymui, pašalinių negatyvių energijų likvidavimui. Tai va tokiom intencijom, kai gaminama ta druska, va dar ko nepasakiau, svarbaus, kepinant tą druską reikia arba melstis, maldas skaityti, arba giedoti šventas giesmes, mantras. O jei nemoki? Tiesiog savais žodžiais užkalbėti, kad tai yra meilė, laimė, švara, kažkokias afirmacijas. Būtinai kepant reikia kalbėti maldą, afirmacijas, jeigu prisimenat poterius kalbėkit, jeigu prisimenat giesmes, giedokit giesmes. Turi kartu su ketvirtadienį energetika perimti ir tas mintis. Ir dabar palaikyk va taip va ir aš parodysiu netgi šono, pabandysim, ant kiek yra spinduliavimas eina į šonus. Va. Aš beveik turiu nueiti į vieną į kitą pusę per metrą, tiesiog ištiestos rankos atstumu ir ta druska spinduliuos kažką tai tokio, kažkokią tai jėgą, kuri atstumia parazitus, interferentus, blogą piktą akį,
negi tą pilkąją akį atstumia, mes kalbėjome apie juodą ir pilką akį, ar ne, apsaugo nuo rizikingų veiksmų patį žmogų, jeigu, pavyzdžiui, nori kažkokią tai veiklą užsiimti ir jinai per daug rizikinga arba spontaniškai norisi kažką rizikingo daryti, tai tave pristabdo paprasčiausiai. Tu nedarai nesąmonių. Tave kažkaip tai pagauna ir tu nedarai kažko. Gal tinka ir tiems žmonėms, kurie turi priklausomybių? Taip, nes čia labai stiprus poveikis vyksta. Aš nesakau, kad reikia maišyti ir gerti, nedaug dievė. Ne, nu tarkim, tas žmogus, kuris turi didelės priklausomybės, galbūt jam ten tą kažkokį žiupsnelį kišenę įkratyti ir padės, nu gal jį pakeis. Aš žinau, kad aš kartais darau ir dabar darysiu šiais metais, paprašo žmonės prie kompiuterio pasideda. Aš irgi ten, kur dirbu, pas mane prie kompiuterio visą dėžė tokios stovi druskos, nes dirbu su žmonėm online. Ten visko pasitaiko ir paskaitas reikia skaityti ir viską. Tai ten pas mane yra visa dėžė to pastatyta yra. Tai va, tai toks patarimas, atradimas, galbūt kai kam bus naujovė, bet nu, mano patirtis rodo, turbūt ir tavo, kad tai labai veiksminga priemonė. Čia mes vieniem tokiem pažįstamiem prieš metus nuvežėm visą tą teritoriją apibarstėm. Ir žiūrėk, pas nuotaką jaunikis atėjo. Taip. Prašau. Bet koks jaunikis, kaip balto žirgo princas. Taip, o mes nuvažiavom, tada dar nežinom to poveikio, išvalėm ir tada sėkmės ratas atsidarė. Didelis, labai didelis. Tai ką, ačiū labai, iš tikrųjų labai įdomu, atrodo, kad ir mitai, bet aš manau, išbandyti kiekvienas gali, patikrinti gali, reikia, kaip sakant, mažais stebuklais tikėti. Beje, visą tą gamybos procedūrą aš esu nufilmavęs ir man atrodo mažais epizodais yra mano Instagram'e pernai metų. Tai jeigu ką mes ir šįmet nufilmuosim ir parodysim, kaip tai reikia daryti. Tai ką, sekit. Tai ačiū Jums. Sekit mus, kiekvieną sekmadienį vis pasistengsime kažko naujo. Kada turėsim ko gražaus, tada reikia. Įdomaus, taip, kągi sėkmės visiems ir valykimės.